Skraidančius automobilius kurianti amerikiečių Terafugija kompanija šį kartą vaizduotę žadina vertikalaus pakilimo ir nusileidimo automobilių lėktuvu Terafugija TFX. Kol kas šis dar tik projektuojamas automobilis lėktuvas turės hibridinę pavarą, kurią bus galima įkrauti iš elektros tinklo. Čia bus sumontuotas 300 arklio galių vidaus degimo variklis ir 2 600 arklio galių elektros motorai, kurie bus atsakingi už pakilimą ir nusileidimą. Ore aparatas galės pasiekti iki 322 km/h greitį ir nuskristi daugiau kaip 800 km. Kaip teigia gamintojas, valdyti šį lėktuvą bus nesudėtingiau nei paprasta mašina, o mokymui užtruks vos 5 valandas. Pilotui tereikės į kompiuterį įvesti nusileidimo vietą, taip pat nurodyti kelis atsarginius aerodromus, o visus paskaičiavimus atliks kompiuteris. Jis išanalizuos oro sąlygas, atstumą, uždaras skraidymo zonas. Norime sukurti skraidantį automobilį, kuriuo galėtų naudotis kuo daugiau skirtingų visuomenės grupių. Norime palengvinti ir supaprastinti jo naudojimą. Siekime veiksmingai ir per trumpą laiką išmokyti kuo daugiau žmonių saugiai jį valdyti. Mūsų tikslas – paversti šį skraidantį automobilį saugesniu nei visi dabartiniai lėktuvai. Be to, lėktuvas turės parašiutą, taip pat avarinio automatinio nusileidimo sistemą. Nusileidus lėktuvo automobilio sparnai, sraigtai bus sudedami, automobilis galės tęsti kelionę įprastu keliu. Šie skraidantys automobiliai turi mokėti skristi savarankiškai, jausti aplinkinius skraidančius aparatus, nustatyti jų koordinates. Jie privalo žinoti viską apie atmosferos frontus, kurių reikia vengti. Turi turėti visą informaciją apie oro erdvės apribojimus. Trumpai tariant, skraidantys automobiliai turi būti susieti su duomenų tinklu. Gamintojas teigia, kad šį projektą įgyvendinti tikimosi po 8–12 metų. Šiuo metu kompanija yra sukūrusi Terafugija Transition automobilį lėktuvą, kuriuo galima nuskristi iki 787 km. Maksimalus greitis ore siekia 185 km/h, žemėje 110 km/h greitį. Jungtinėse valstijose toks automobilis lėktuvas kainuoja nuo $279 000 Amerikos dolerių.